konceptai. AB testavimas. Aha. Kaip trumpai paaiškintum žmogui, vat, pavyzdžiui, kuris nėra to daręs ir kodėl apskritai tą verta daryti? Sunku suprasti, kaip tie žmonės masto ir dažniausiai, kol nepatestuosi, tol nepamatysi. Tai yra parodymas dviejų skirtingų versijų ir žiūrėjimas, kuri veikia. Tarkim, aš dabar noriu gaminti puodelius ir nežinau gaminti žalius ar mėlynus, ne? Tai ką aš darau, aš pasikviečiu 10 draugų ir 5 nusivedu vieną kambarį ir parodau žalę, 5 nusivedu kitą kambarį ir parodau mėlyną. Nu ir klausiu, kokios jūsų nuomonės ir ar jūs pirktumėt. Nu ir dabar žiūriu iš tų mano 5 draugų, tarkim, kurie matė mėlyną, nusipirko 1, o iš tų 5 draugų, kurie matė žalią, nusipirko 4. Mes ką tik protestavom su, ne tai, kad mes to pačio žmogaus rodėm vieną ir kitą. Mes skirtingų auditorijų, kurios pavadinkim, nu yra tiesiog tokios 2 žmonių grupės, kurios nebuvo užterštom smegenim, nei vienos, nei kitos versijos. Mes paleidom tokį testą ir pažiūrėjom, kad auditorija kažkodėl labiau renkasi žalį. Dažniausiai darome appsuose, website'uose. Dažniausiai mes stengiamės, kad tai būtų tokia pati auditorija. Tai yra ne tai, kad prancūzam rodysim vieną, o tenai britam rodysim kitą. Ne, imam prancūzų srautą, dalinam jį per pusę ir rodom vieną opciją, rodom kitą ir lyginam.